Labas rytas. Sveikučiai. Sugrįžome į kanalą ir po daugybę receptų, virtuvės, visokių dalykėlių grįžtame į gamtą. Ne vieni šiandieną atvykę. Šiandieną esame su Simbuku. Pasveikink su visais. Hello, saka. Taip, šiandieną kur mes atvažiavom? Į Buckinghamą. Į Buckingham miestelį. Čia yra upė teka, vadinasi vieta The Flush. Mums ją rekomendavo Simona, jeigu žiūri, linkėjimai tau. Ir keliaujame pasižiūrėti, ką mes čia rasime. Sakė, gerai, turbūt eisim patikrinti. Einame pasimėgauti gamtą. Einam, Sima? Sima dabar. Saka, neįsiu, pagulėsiu dabar. Saka, niekur neįsiu. Keliaujame. Nu, tą jamam pagrindinį veikėją. Pagrindinį keliauninką. Mes jau susipakavom. Pasiruošęs? Jau steb, kad vyks. Gražinkit mane namo. Ir ką, judėsim? Keliaujam. Labai gražus rytas iš tiesų pasitaikė šiandieną. Sekmadienio ankstus rytas. Dar yra kiek dabar valandų? Be 2 minučių 8. Daug valandų. Truputį pramiegojom, norėjomės. Kas tau nutiko? Palabiškai. Į Station Roadą galit parkuotis visą gatvę nemokamai. Arba mokamai, tik vėliau gausit čekiuką. Tai tikriausiai čia ir priėjom, ne? Vanduo yra labai patvinęs, man atrodo. Tai priartinkim. Tiems, kam kriokliai patinka, manau, patiks. Nes mums patinka. Žiūrėk, čia yra užrašyta Private Land. Žmonėms kaip ir negalima čia braidyti po upę, ar ne? Private Land, bet takelis yra. Morning. Do you know anything about that private property sign on a tree? Is it private property or is it... I mean, there is a sign there that is private property, and we was just walking down, and we noticed some... 8 to 9 miles back that way, and the other walks that I have take me beside other pictures. Does it? But I can't join them up. No, that's fine anyway, yeah. We're coming down from the top, so... Oh, you were up by the school, were you? No, we just came from that top. Oh, is there anything else? Where the road goes? Yeah. Yeah, it's quite long. Yeah, so we're gonna then take a walk as well then later. And the university is nice to walk through because they keep it very nicely there. Yeah? And it's... Okay. And I walk through with a dog every morning. Yeah, pretty well. Jo? Pasišnekėjai? Pasišnekėjau. Ilgai tu ten šnekėjai? Susiradau draugelį. Susiradai, ką papasakoja, įdomiai pasakoja. Įdomiai pasakoja. Sakė, tai Švelca. O, tai ką aš čia veikia Švelca? Gyveni geresnį gyvenimą, sakė. Jo, įdomu. Čia ta kelias ir baigėsi, einant į kairę pusę. Tiesa, sakė, dar universitetą turi. Labai Mačiau žemėlapyje buvo universitetas. Ar labai žymus? Jis sakė, labai gražus. Sakė, kiekvieną dieną. Jo, eisim mes? Tai tikriausiai, sakė, ten man atrodo eit tuo taku
Kur ta mašina yra, ten tipo gali praeiti. Tai kuriuo taku, anu taku, ar Nelabai sakyti, kur supratau. mašina? Ne, matau tas, kur yra rails, tai turėklis. Į viršų jau čia yra aplinkui. Eisim pasivaikščioti aplinkui dar. Toks nedidelis mažas miestelis. Pravažiavome tiesiai pro centriuką atvažiuojant. Dar sakė, kad visą gyvenimą gyvenčiai ir sakė, niekad nematė, kad kažkas būtų nubaus vaikščiotis, tai ženklai kaip ir neaktyvus. Vasarą, manau, šį daug kas atvažiuoja pasimaudyti į šią upę. Į šitą Palangos vandenį. Na dabar lyjo visas dienas, vanduo atrodo gan murzinas, bet nenuostabu, nes visur yra šlapia. Anglijoje dabar šiomis dienomis jaučia visokios audros, tvinsta, potviniai, atoslūgiai, tai nenuostabu. Yra labai daug čia tiltelių, kur nusukti. Į kairę į dešinę einant eisite palei upę. Čia praėjus nueiti Musėk į miestą galima. Į kurią pusę einame? Tenai? Ten palei upę, man atrodo. Einam palei upę. Rytas tai pasaka, nes kaip tik dar žiūrėjau orus, rodo, kad buvo nuo 7 iki 10 kažkur saulė švies, tai turime išnaudoti visas galimybės. Dar vienas tiltas į kitą pusę dabar pereiti. Šalia yra vaikų žaidimo aikštelė, jeigu atvažiuojate su vaikučiais. Ponas Moliūgas. Ne reklama. Visą rytą kramsnuoji tų moliūgų sėklą. Dabar dar tai kavytės, bet trūksta iki pilnos laimės. Ir bus Čia labai kavinė gerai. ir yra. Anoj pusėje yra kažkoks pastatas, atrodo kaip tenai. Tik nepanašu, kad dar dirbtų. Per anksti dar turbūt. Gali išlipti? Einam, Simba. Opa. Save reikia pabėgti, dabar kur man čia bėgti. Voverė matą. Matot? Aha. Atvažiavom į McDonald'ą kavytės ir užkanduką. Nori cheese and bacon? Nori? Visai norėtų, man atrodo, čia. Ne, valgė savo ką tik savo tyrelį. Patenkinti savo. Aš kavytės. Skanus? Šitas visai turėtų nieko. Tas jaučiu vienas iš geriausių yra pusryčiams. Iš pusryčių nėra ką iš viso čia pasirinkti McDonald'e. Aš tai ką, jėmų tą avižinę košytę, da, jie turi visai nieko pusryčiam. Dar biškį liko. Simbai patinka labai tos tyrelės, kepenėlės čia yra tas maltas. O šitas dievina jas tiesiog. Net nemoku. Atvirkščiai bus. Žinote, apie ką mes. Tik katinas turi tikrai žino. Ir dabar įsiaiškinom, kad šiandien atsukom laiką. Dėl to gal ir jaučiamės taip keistai iš tiesų. Man atrodo, persimiegojom gal netgi. Nes atsukom laikrodį atgal. Ar ir jums nepatinka tas laikrodžio sukinėjimas? Tiesiog išbalansuoja iš visur. Kaip tik galim. Kaip tik galima. Aš sakau, kaip kažkaip Net ir Simba va sėdva. Net ir Simba nesuprant, kas čia vyksta. Dėl to jisai ryte ir miauksėjo valgyti norėjo vargšas. Ne ta valanda buvo. Tai kaip, ar ir jums išbalansuoja tas laiko sukinėjimas jūsų gyvenime? Man tai kokios savaitės reikia vėl prisipratinti prie naujos rutinos. Šitą neišvirčiau. Dabar tu vos neišverti ir vatas. Man prieš porą sekundžių buvo truputį avarija, kava biškai paslydo, čia viskas griuvo ir dabar vyras bando... Bus į blooperius gale video įmesta. Ir dabar vyras bando arbatą praversti. Upa. Tai ką, susišildom ir keliaujam toliau. Ir varom atgal.
ženklą dar pastebėjome, kad ši vieta, ši žemė priklauso universitetui. Universitetas kontroliuoja čia ir bet kurią akimirką jie gali ateiti ir tau ką nors pasakyti, kad tu čia negali būti ar panašiai. Šunys taip pat turi būti ant pavadėlių. Tai parkingas taip pat priklauso universitetui. Aišku, kelias priklauso. Taip, ir savininkai palieka savo mašinas savo priežiūrai, niekas už jas neatsako. Na ką, dar truputį pasivaikščiojom ir turbūt jau atsisveikinsime. Taip pat čia buvo toks labai trumpas video, tiesiog parodėme, kokia graži vieta yra čia visai šalia mūsų. Važiavome 43 minutės ir tikrai yra aplinkui labai daug gamtos, ką galima pamatyti. Tai ką? Iki kitų mažų stotelių ir ačiū Simonai už lokaciją. Taip, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, taip pat galite pasidalinti su draugais šio video, kad daugiau žmonių pamatytų, kad daugiau žmonių atvažiuotų čia, pasimėgautų gamta. Ir ką? Ate? Žiauriai gražu. Taip, bye bye.